Viena blogiausių mažosios bendrijos valdymo strategijų atrodo maždaug taip. Visus metus imi pinigus iš mažosios bendrijos, kai tik jų prireikia. O metų gale ateini pas buhalterį ir klausi: tai kaip čia dabar juos geriausiai parodyti? Ne. Pinigų išmokėjimo būdas neturėtų būti pasirenkamas tada, kai pinigai jau seniai išleisti. Tu kaip mažosios bendrijos narys ir vadovas pirmiausia turi žinoti, kokiu pagrindu pinigus pasiimi. Kiek toks būdas kainuos tau mokesčių, kiek jis kainuos mažajai bendrijai ir kuris variantas konkrečioje situacijoje yra naudingiausias. Tada priimi sprendimą ir jį būtinai dokumentuoji. Ir tada išsimoki pinigus. Buhalteris nėra žmogus, kuris metų gale turi sugalvoti, kaip sutvarkyti visus tavo pavedimus sau. Ir buhalteris neturėtų prisiimti atsakomybės už sprendimus, kurių pats jisai nepriėmė. Mažoji bendrija yra tavo verslas, tu esi jos narys, savininkas, o dažnai ir vadovas. Tai reiškia, tu ją ir valdai, ne buhalteris. Taigi pelningo verslo ir protingų sprendimų.